Daugelis Šiluvą pirmiausia sieja su šilinėmis, didžiausiais atlaidais, kasmet sutraukiančiais dešimtis tūkstančių piligrimų. Tačiau ši šventa vieta gyva ne tik rugsėjį. Čia ištisus metus atvyksta maldininkai iš įvairių Lietuvos kampelių, užsienio valstybių, ieškantys ramybės, maldos ar tiesiog norintys pažinti vieną svarbiausių Lietuvos piligrimystės centrų. Jau šį savaitgalį Šiluva ir vėl pakvies lankytojus. Čia prasidės tradicinės bažnyčių naktys. Tai proga ne tik aplankyti išskirtinę šventovę vakaro šviesoje, bet iš naujo atrasti Šiluvos dvasią, istoriją bei žmonės, kurie kasdien rūpinasi šios vietos gyvybę. Labadiena, gerbėmieji Raseinių naujienų žiūrovai. Šneku iš Šiluvos, Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo parapijos, iš aikštės tarp bazilikos ir koplyčios. Norėčiau pašnekėti apie Šiluvą, kaip jį gyvena vasarą. Pirmiausia, vasarą visą laiką mes sulaukiam daug daugiau gyvybės, piligrimų. Tai tikrai vos ne kiekvieną dieną matai ir ne po vieną grupę atvažiuojančių ir ima džiaugsmas, kaip išgirsti, kalbant ne tik lietuvių kalbą, bet ir ar lenkų, ar anglų kalbą, ar ispanų kalbą. Ir tikrai matai, kad žmonės su tokiu tikėjimu ir pasididžiavimu atvyksta į šią tikrai mums Lietuvai ir visam pasauliu svarbią vietą. Šiluva vasara, aišku, būna tokia, kaip sakau, gyvesnė, iki atlaidų maždaug, iki rugsėjo vidurio. Bet tai nėra tik atlaidai, mes Šiluvoje ir esam gyvi. Taip pat Šiluvoje yra, šį savaitgalį bus bažnyčios naktis, penktadienį vakare 8 valandą koncertuos orkestras Ąžuolynas, paskui prieš tai 6 valandą mišios, po mišių ekskursija po Šiluvą. Taigi kviečiame, kas galite ar norite susipažinti labiau su Šiluva, atvykti Liepos 17 dieną. Taip pat kiekvieno mėnesio pirmąjį penktadienį turim, kaip ir kiekvienoje bažnyčioje, turbūt pirmas penktadienis skirtas Jėzaus širdies dienai. Tai kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį 12 valandą meldžiamės aukoti intencijomis į švenčiausią Jėzaus širdį. Kiekvieną šeštadienį po 12 valandos mišių yra kalbama mažai kam žinoma Šiluvos Dievo motinos litanija ir po jos yra galimybė netgi užlipti arčiau paveikslo, prie jo pasimelsti, prie jo paprašyti reikalingiausių malonių ar savo artimiesiems. Ir tikrai žmonės labai pamėgo jau šitą tradiciją, kurią įvedėm tik tai nuo gegužės mėnesio, bet žiūrim, jau ateina daugiau šeštadienį 12 valandą, kad tik paskui prieiti prie arčiau paveikslo. Taip pat pirmieji mėnesio šeštadieniai, kai irgi yra skirti Marijos garbei, tai čia vyksta net nuo 9:30 visos apeigos prasideda pamaldos, paskui mišios, Marijai atsiteisimo aktas, rožinis, Dievo gailestingumo vainikėlis, jau šitą atsakingi daugiau iš Kauno Šiluvos Šiluvos draugijos nariai. Kas dar laukia mūsų iki šilinių, tai rugpjūčio 5 dieną. Tai yra Marijos Snieginės šventė, kur, kadangi Šiluva yra kaip dukterinė Italijos šventovės Marija Maggiore, kaip dukterinė parapija, tai tą dieną pas mus irgi yra atlaidai. Tai rugpjūčio 5 dieną kviečiam 12 valandą į šventąsias mišias, skirtas Marijos garbei, o po jų jau tampa tradicija atsigaivinti ledais, nes būtent ta tradicija buvo, kad būtent rugpjūčio 5 dieną Italijoje pradėjo snigti sniegu. Ir būtent buvo pavadinta būtent Marijos garbei, ta Marija Snieginė. Taigi kviečiame dalyvauti ir rugpjūčio 5 dieną ir jau turbūt jau net prieš dar vienas renginys, paskutinį rugpjūčio sekmadienį, rugpjūčio 30 dieną yra maldos žygis už taiką ir laisvę. Viena grupė eina nuo Katauskių gyvenvietės
iki Šiluvos, kiti eina nuo Tytuvėnų iki Šiluvos ir 12 val. Susirenka mišiose dėkoti Dievui už laisvę. Taigi irgi kviečiame į šitą padėkos už laisvę dieną drauge melstis ir dėkoti Dievui už turimą laisvę.